Sveiki, aš esu Sigutė Ach, šitų piešinėlių autorė ir neužilgo mes susitiksime mano virtualioje pamokoje. Jūs atkeliausite virtualiai į mano linksmosios monotipijos pamoką. Monotipija tai yra antspaudas padarytas iš akvarelinių dažų šiuo atveju. Šiaip gali būti bet kokie dažai, aš viską paaiškinsiu pamokos metu. Na, o vėliau iš to antspaudo kartais jisai gaunasi toksai kaip rutuliukas. Ir galima vėliau prisigalvoti visokių darbelių. Tai ką jums reikėtų pasiruošti? Mano šitas video yra apie tai, kokias priemonės jūs turite būti jau pasiruošę, kai aš pradėsiu jums vesti nuotolinę linksmosios monotipijos pamoką. O čia irgi buvo prisiliesta dažais. Na gerai, taip ką jūs turite turėti? Kaip žinoma, visų pirma, mums reikia popieriaus lapelių. Jie gali būti akvareliniai, bet gali būti ir nebūtinai akvareliniai. Gali būti lygus. Svarbu, kad lapeliai būtų pakankamai standus. Ir pasiruoškite jų ne vieną, gerai, nes jums patiks daryti monotipijas, aš to esu įsitikinus. Tai visas pluoštas lapelių. Jie gali būti skirtingų dydžių, bet nereikia, kad jie būtų dideli. Jeigu jūs turite didelį akvarelinio popieriaus lapą, tai susikarpykite jį į mažesnius kvadratėlius arba stačiakampėlius. Tada reikės servetėlės. Kam reikia servetėlės? Tam, kad mes su teptuku galėtume vėliau pavalyti teptuką, kai keičiame spalvą. Ir matote, akvarelė. Jums reiks akvarelinių dažų. Tada, žinoma, kur yra akvareliniai dažai, ten ir vanduo. Jums reikės indelio vandeniui išsiplauti teptukui. Ir tada, žinoma, reikės teptukų. Aš siūlau nors kokius 2 turėti teptukus, vieną didesnį, kitą mažesnį. Akvareliniai teptukai, mato, tokia lašo formos. Tada mums reikės kažko, kas mums tą monotipiją, pradžioje jinai gali atrodyti, tai parodysiu, kaip tik turiu po ranką, toks kliksiukas. Kad jį padaryti, mums reiks kažkuo jį prispausti. Aš turiu išsipjovus iš organinio stiklo tokį diskelį ir aš su juo prispaudžiu, bet jūs nebūtinai turit ieškoti tokio dalyko. Galbūt jūs turite kokią nors nuo saldainių dėželę, kuri puikiai prispaudžia. Aš parodysiu, žiūrėkit, popierius išsigaubęs, o jinai pukšt ir prispaudžia. Turi būti lygus paviršėlis. Arba gali būti kažkoks kitoks dangtelis. Visokios arbatos, prieskoniukai ar net muiliukai dažnai būna uždaryti į labai gražias lygias plastikinės dėžutės. Ir jos mums labai tiks monotipijos technikai. Jeigu nieko neturit, tai galbūt turite suvalgytą jogurtą. Ir tada, žiūrėkit, yra toks dangtelis. Jisai yra lygus tik čia. Tai tada mes tiesiog pasimam žirklės. Ir apipjaunam, atsargiai neįsipjaukit pirštukų, o jeigu esate pirmokai, tai pasitelkit tėvelius į šitą darbą ir išsipjaukite gražų, lygų rutuliuką. Ir jisai mums puikiausiai tiks monotipijai. Žinoma, jisai labai plonytis, bet tikrai tinka prispausti mums dažams. Jeigu ir tokio jogurto indelio neturit, tai manau, kad namie tikrai turėsite tokią įmautę dokumentams. Ir jinai didelė, ir jinai mums irgi labai tiks prispausti dažams. Tai apie prispaudimo įrankius aš jums viską pasakiau. Ko mums dar reikės? Reikės žirklučių, klijų, plonų rašiklių, tokių kaip flomasteriukai. Šitie mano gal jau labai ploni. Visokie tokie, kurie rašo dailią juodą liniją. Tokia. Kurie galėtų mažus smulkius piešinėlius piešti. Nes kartais mes taip norėsim, žiūrėkit, koks gražus arbatinukas, bandau, kad sufokusuotų. Čia viskas nupiešta šituo rašikliu ant šitos dėmelės. Taip, tai rašiklius pasiruoškit. Tada mums gali praversti spalvoti pieštukai. Tai spalvotų pieštukų, man atrodo, visi turite. Kur naudojam spalvotus pieštukus,
Kartais mes norim, surandam ir paspalvinam kokią suknytę. Bandau, kad kamera pagautų. Žiūrėkit, šitas vabalėlis nuo lietaus pasislėpęs yra nuspalvintas megztukas pieštuku. O ežiuko batai nuspalvinti akvarelę. Bet iš ko padaryta ežiuko kepurė? Ežiuko kepurė yra padaryta iš spalvoto dovanų popieriaus. Tik apsidairykite namuose ir pamatysite, kad spalvoto dovanų popieriaus skiaučių mėtosi beveik kiekvienose namuose. Jeigu vis dėlto taip nėra, galbūt namuose mėtosi žurnalo gabaliukas. Štai šitas grybas yra padarytas iš žurnalo skiautės. Čia buvo kažkokia nuotrauka iš dykumos ir aš išplėšiau jos gabaliuką, nes man patiko smėlinė nuotraukos spalva. Tai iš ko padarytas štai šitas švarkas? Iš juodo spalvoto popieriaus ir vėliau su baltu tušinuku geliniu nupieštas siūlės. Skrybėlę jūs jau žinot, iš ko aš padariau, iš šito popieriaus. Taigi mūsų laukia nuostabus nuotykis. Pasiimkite ir paprastą pieštuką, trintuką, ko visko reikia. Ant stalo pasidėkit geriau daugiau priemonių negu mažiau ir mums visiems bus labai linksma ir gera kartu. Tai kuo puikiausios mums pamokos, kuri jau tuoj neužilgo bus. Labai jūsų laukiu.